Prieš metus krepšinio mėgėjai įkūrė sporto klubą Achespo. Šiame veteranų mėgėjų sporto klube lankosi beveik visi koncerno Achemos grupė darbuotojai, tačiau didžiąją dalį sudaro bendrovės Achema dirbantieji. Kaip teigia šio klubo pirmininkas Alvydas Strazdas, klubas buvo kuriamas palaipsniui. Buvo daug entuziastų, norėjo kažkokį turnyrėlį susiorganizuoti. Čia yra pagrindė mėgėjai. Mėgėjai, žinot, ne visada jiems tenka ir rajono lygoje žaisti, ir kitose lygose. Tai nusprendėm savo jėgomis štai tokį renginį atlikti. Vakar vyko krepšinio varžybų finalinis etapas, kuriame dėl prizinių vietų žaidė 4 komandos. Amoniako cecho komanda išėjo, sistematikos komanda, azoto rūgšties komanda ir vandens komanda išėjo. Tai va, šitos 4 stipriausios šiuo metu komandos Achemoje. Pasak pirmininko, klubas yra aktyviai lankomas, todėl kalbant apie ateities planus norėtųsi ir toliau sėkmingai dirbti. Toliau dar atliksime ir tinklinio varžybas šitoje nedidelėje salėje. Salė reikalauja truputėlį remonto, galbūt ir vadovybė atkreips į tai dėmesį, kad iš tikrųjų šiame renginyje dalyvavo 49 žaidėjai, sakykime, cechų. Tai yra, buvo pas mus, reiškia, čia jeigu teisėjus paėmus, tai gaunasi 52 jau šiame renginyje. Dalyvavo 8, tai iš viso 12 komandų, po 2 pogrupės padalinti, taip kad entuziastų buvo pilna, tai šiandieną tik finišas, dar bus 3 ir 2 metimai, tai štai tokia situacija. Sporto klubas Achespo yra nepelno siekianti organizacija, todėl už pagalbą rengiant varžybas dėkoja savo rėmėjams – bendroviai Achema, Achemos profsąjungai, Achemos darbininkų sąjungai, sporto klubui Dextera, Jonavos kūno kultūros ir sporto klubui bei Kavos banko parduotuviai. Kaip teigia bendrovės Achema profesinės sąjungos pirmininkas Algimantas Gaižauskas, šis klubas suteikia galimybę gerai praleisti laisvalaikį. Tai yra puikus ir laisvalaikis, ir sveikata, ir visa kita. Ir prašau, darbuotojai jau pajudėjo. Iš tikrųjų, aš manau, kad bus tų klubų, turėtų būti šiai dienai dabar 3 yra pagal tai. Tai yra Edelveisas, yra maratonas, tai aš esu abiejų narys, nu dabar atsirado 3. Aš norėčiau, kad būtų 20, gal ir daugiau jų. Aš manau, kad už poros metų bus ne tik krepšinis, slidinėjimo ir ko tik nori, ir bus vos ne praktiškai visi bendrojo darbuotojai, ko gero sportos arba kokiais tai tų klubų. Šiai dienai yra pagal tą punktą tik tai 3, 20 ir gal ir daugiau jų bus. Aš taip įsivaizduoju. Yra idėja, ten dar viena didžiulė salė, kur kažkada tai buvo, kuri jau senai nenaudojama. Ir dabar kaip tik tai svarstoma idėja, kad ir aną salę padarys sporto salė. Tikiuosi, kad taip ir bus. Šiose finalinėse varžybose 3 vietą pelnė amoniakinio vandens cecho komanda. 2 vieta atiteko azoto rūgšties cecho komandai. O 1 vietą iškovojo bendrovės Achema filialo sistematikos komanda. Pasak nugalėtojų komandos žaidėjo, iki finalinių rungtynių teko sužaisti 6 kartus. Tačiau finalinis etapas pats sunkiausias. Aišku, finalas. Reikšmė didžiausias ir sunkiausias. Atsakomybė tokia. Visoms finalinio etapo komandoms įteikti kūno kultūros ir sporto centro baseino abonentai. Nugalėtojai apdovanoti medaliais, taurėmis, prizais ir pakvietimais į šio sezono NKL varžybas vyksiančias Jonavoje.